Labas, aš esu Greta, Body Balance įkūrėja ir moterų grupinių treniruočių trenerė. Šiuo metu esu 7 mėnesiai po gimdymo ir stiprinu savo kūną nuo pagrindų, ypatingą dėmesį skirdama nugarai ir pilvo sričiai. Šiame kanale su jumis dalinsiuosi treniruotėmis ir patarimais, kurie padės saugiai sugrįžti į sportą po gimdymo arba pradėti judėti nuo nulio. Ši viso kūno treniruotė puikiai tiks pradedančiosioms, dirbsime ramiai, be šuolių, stiprinsime visą kūną ir korpuso stabilumą. Šiai viso kūno treniruotei reikės kilimėlio, lengvų svarelių ir gumos. Jei gumos neturi, gali įsigyti Body Balance e-shop'e. Tai ką, pradedam? Ir keičiam rankas, viena į apačią, kita į viršų. Paruošiam alkūnės sąnarius, keičiam kryptį, 3, 4, paruošiam priešus. Jeigu galimybės leidžia, galite lengvai bėgti vietoje. Ir kojos pečių plotyje lengvai sukam korpusą į šoną. Dar vienas ir prijungiam rankas, neskubant iškvepiam. Ilgos rankos dar 4, 3, 2, 1 ir prijungiam su lengvu atsispyrimu nuo kulnų ir iškvėpimo metu tiesiam rankas į viršų. Siekiam pėdų, kojos pečių plotyje. Ir pasiliekam centre, koją šiek tiek praplečiam. Leidžiam delnus, jeigu galimybės leidžia, ir iškvepiam, sukamės šoniuku. Įkvepiam centre ir iškvepiam, ilginam rankas. 4, 3, 2, 1. Pasiliekam čia, lenkiam lengvai alkūnes, stumam dubenį atgal ir išsitiesiam, iškvepiam. Įkvepiam. Ir išsitiesiam, iškvepiam. Dar 4, 4 lenkiamės, 3 ir 2 ir palaikom 4 sekundės, 4, 3, 2, 1. Liekam centre, pėdos plačiai ir lengvas įtupstas. Jeigu negalit pilno įtupsto jautrus keliai, užtenka ir tiesiog delną ties keliuku. 4, 3, 2, 1, pasiliekam ir papulsuojam. 4, 3, 2, 1, keičiam. 4, 3, 2, 1. Važiuojam į šoną, pasisukam, padedam abu delnus ir įkvepiam, iškvėpimo metu atsispiriam nuo priekinės kojos kulno, išstumiam dubenį atgal. Įkvepiam, dar 2, įkvepiam, dar 1 ir jeigu galim, prijungiam pilnai, atidarom šoniuku ranką. Įkvepiam, leidžiam klubą ir iškvepiam pilnai, ilginam ranką, ilgi pirštai. Dar 2 ir paskutinis, iškvepiam, grįžtam. Pravažiuojam į centrą ir į kitą pusę. Papulsuojam, 4, 3, 2, 1, leidžiam klubus, įkvepiam ir iškvepiam, išstumiam. Dar 3. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Dar 2. Ir paskutinis, prijungiam, atidarom šoniuku, iškvepiam, ilginam ranką. Dar 3. Įkvepiam, dar 2. Ir paskutinis, įkvepiam, dar 1. Grįžtam į centrą, kojos į pečių plotį ir kulnas į priekį, pirštai žiūri link krūtinės ir lengvai siekiam pirštų galų, stumiam klubus atgal. Įkvepiam ir grįžtam, iškvepiam. Įkvepiam. Dar 2. Iškvepiam. Paskutinis. Ir atidarom. Ir iškvepiam. Dar 3. Iškvepiam. Nepamirštam stumti klubų atgal.
Dar 2. Dar 1. Ir grįžtam į centrą. Koją užkryžiuojam ir lengvai papulsuojam. 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą ir lenkiamės šoniuku. Iškvepiam ir įkvepiam grįžtam. Iškvepiam ir įkvepiam grįžtam. Dar 2. Iškvepiam, grįžtam. Iškvepiam, pasiliekam. Grąžinam koją. Viskas tas pats su kita pusė. Mes tai siekiam 4. Iškvepiam, grįžtam. 3. Grįžtam. 2. Iškvėpimo metu grįžtam. Paskutinis. Ir prijungsim rankas. Įkvepiam, pilna amplitudę ir suvedam mentis. Įkvepiam, suvedam mentis. Gal. 2. Paskutinis. Iškvepiam, grąžinam rankas, koją užkryžiuojam ir pulsuojam, siekiam. 3, 2, 1. Lenkiamės šoniuku. 4. Įkvepiam. 3. Įkvepiam. 2. Ir paskutinis. 1. Pasiliekam. Grįžtam kojos pečių plotyje. Lengvai. Dar lengvas kardio. Be šaliukų. Jeigu galimybės leidžia, galim ir pilnai šaliuoti. Jeigu ne, būkite ten, kur esat šiandien. Esat šaunuolės. Judėkit savo tempu. Svarbu progresas, netobulumas. Taip. Dar 4, 3, 2, 1. Rankos prie krūtinės, stumiam kojas atgal ir iškvepiam. Jeigu galim, intensyvinam tempą ir dar 8, 7, 6, 5. Jeigu norim, galim šaliuoti visą šitą metu. 3, 2, 1. Ir lengvai lenkiamės į priekį, paskutinis pratimas apšilimui, nužingsniuojam į pilną lentą ir peržingsniuojam pasistabą. Dar kartelį. Nužingsniuojam į pilną lentą, grįžtam, jeigu galim, visą laiką išlaikom kelius tiesesnius. Dar 2, įkvepiam, paržygiuojam, jeigu galimybės leidžia, šuoliukas. Šiek tiek iššūkis savo. Paskutinis, įkvepiam, grįžtam ir šuoliukas. Na ką, važiuojam į pagrindinę dalį. Pasiimam svarelius, gumą ir judam su pilno viso kūno judesiais. Lie down, let it out. Pressure too high, got me on the ground. Open my eyes, I can feel it now. Twist up, let it go. Dulling myself with the chemicals. Another long night with my thoughts alone. I'm trying my best, but I'm a hoarder. Gotta find a way to make some space. Building up the wall to make a border. Prieš pradedant pilną treniruotę, aktyvuojam pilvo raumenis ir paruošiam juos darbui. Galim pradėti su svareliais, bet nebūtina lengvi kelių pakelimai. Čia būtų lengvesnis variantas, jeigu norim šiek tiek sunkesnio, galim kojas pakelti, jokių būdų keliai ne čia ir lengvai važiuojam. Norim dar sunkiau, galim žiūrėti link pilvo, link bambo žvilgsnis, svorį laikom priešai save, įkvepiam. Iškvepiam, kai grįžtam. Įkvepiam, kai leidžiam, iškvepiam, grįžtam. Keliai su klubais vienoje linijoje. Primenu, kad galit pasilengvinti ir galvą visiškai paguldyti. Stengiamės, kad būtų neišriesta nugara. Ir paskutinis, šiek tiek atsipučiam, pailsim, atsiminkit, kad darykit jums patogiausią variantą ir būkit ten, kur esat šiandien. Antrasis pratimas. Pilvui aktyvuoti vabalas. Primenu, neišričiam nugaros, prispaudžiam. Dubenį aktyvuojam pilvą ir lengvesnis variantas sulenkti keliai.
Ir leidžiam priešingą ranką, priešingą koją. Įkvepiam, iškvepiam, grįžtam. Įkvepiam, neskubam, iškvepiam, grįžtam. Gali būti šiek tiek reikalų pačioje pradžioj, kol susigaudysim, kur ta priešinga ranka ir priešinga koja. Bet nieko, tai visiškai normalu. Neskubėkit, įkvepiam, jeigu norim sunkesnio varianto, smakras link krūtinkaulio ir iškvepiam, grįžtam. Leidžiam kulną ir įkvepiam, grįžtam. Norim dar didesnio iššūkio, galim kojas pilnai ištiesti, tik svarbiausiai, kad nesiriestų nugara ir iškvepiam, grįžtam. Įkvepiam ir hop, iškvepiam, grįžtam. Trečias pratimas, šuo paukštis. Galit pradėti ir be svarelių, šiek tiek lengvesnis variantas. Kojos pečių plotyje ir iškvepiam, įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam, įkvepiam, grįžtam, neskubam. Kojų stengiamės neglausti, nesukrentam į mentis ir iškvepiam, įkvepiam pro nosį, grįžtam. Niekur neskubant, savo tempu, išjaučiam, ką darot, pajaučiam raumenų ir minčių ryšį. Iškvepiam ir įkvepiam, grąžinam. Neskubant, antrą kartą, kai kartosim, galit pamėginti su svareliais ir fokusas į pilvo stabilumą. Stengiamės nesukristi nugarą, jos neištiesti. Na ką, dar 20 sekundžių poilsio ir pamėginam viską nuo pradžių. Pasiruošiam, prispaudžiam pilvą. Jeigu nedarėt su svareliais, pamėginkit ir ištiesiam rankas priešais save ir pamėginam keliukus pakelti ir lengvai priešingą ranką, priešingą koją įkvepiam ir iškvepiam, pasižiūrim į savo bandą. Įkvepiam ir pasižiūrim savo bandą. Niekur neskubant, išjaučiant iškvėpimo metu, stumiam šonkaulių žemyn ir iškvepiam. Mėginam dar sunkesnį. Priešinga ranka, priešinga koja ir visą laiką smakras link krūtinkaulio. Leidžiam koją, įkvepiam, iškvepiam, grąžinam. Įkvepiam, norim, kad dar skaniau būtų. Centre pasiekiam pirštų galų. Įkvepiam ir pasiekiam piršto galų. Super. Šuo paukštis pritiesim priešingą ranką, priešingą koją. Pamėginam viską tą patį atlikti su svarmenimis. Galim priešingą ranką, priešingą koją iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Dar 3 sekundės ir važiuojam. Iškvepiam, įkvepiam, grąžinam. Iškvepiam, įkvepiam, grąžinam. Stengiamės jausti savo korpusą stabilų, neskubėti ir nesukristi į nugaros apačią. Lėtai iškvepiam, išilginam ranką ir koją ir grįžtam. Iškvepiam ir grįžtam, įkvepiam. Svarbu lėtas kvėpavimas savo tempu, be skubėjimo ir džiaugiamės ten, kur esam šiandien. Geriau lėtas progresas, primenu, negu jokio progreso. Ir paskutinis. Na ką, galim važiuoti į pagrindinę viso kūno dalį jau be kilimėlio. Pradedam su viso kūno baziniais judesiais. Pirmas ratas, kai vien pagrindiniai judesiai bus atliekami. Antrą ratą šiek tiek prijungsim ir trečią ratą jau sujungsim visas 3 išmoktas kombinacijas. Pradėsim nuo pritūpimų, įtupstų ir susilenkimų per klubus deadliftų. Kadangi bus kojų plačių judesiai reikalaus platesnės amplitudės, užsidedam gumas ties vidurių šlaunų, jau nebe ties keliais, kaip per pilvo pratimus, ir pasiemam svarelius. Tai pirmasis pratimas, pritūpimas, pėdos 45 laipsnių kampu, svareliai viduje, galbūt ant pečių, kaip jau jums patogiau. Ir įkvepiam ir iškvepiam, grįžtam. Jeigu jautrus keliai, tiesiog pilnos amplitudės judesio neatliekam. Įkvepiam, stumiam klubus žemyn ir iškvepiam, grįžtam. Atsimenam, keliai 45 laipsnių kampu,
stengiamės, kad taip nekristų į vidų, lėtas pritūpimas ir iškvepiam, kai kyla. Įkvepiam, tarytum sėstumėmės ant kėdės ir iškvepiam, grįžtam. Dar vienas, įkvepiam ir grįžtam. Antrasis judesys – įtupstas. Bazinis judesys, kai kojos pečių plotyje ir stengiamės nesukti per daug klubo ir aktyvuojam korpusą, atsispiriam nuo kulno. Ir įkvepiam žingsnis atgal, iškvepiam, atsispiriam nuo kulno. Įkvepiam, atkreipti dėmesį, kad nenorim keliai, jog taip suktųsi į vidų. Gerai, galim mažesnį amplitudę judesi, nepilnai įtupstą atlikti. Ir kad jeigu turim jautrius kelius, taip atrodo nepilnas, žingsniukas atgal ir atsispiriam nuo kulno išsitęs. Žingsniukas atgal, iškvepiam. Jeigu galimybės leidžia, įkvepiam, centre iškvepiam. Keičiam kojas visas 40 sekundžių. Ir paskutinis. Ir trečiasis, vienas pagrindinių judesių, susilinkimas per klubus. Galim svarelius laikom priešai save, kojos pečių plotyje. Ir svarelių niekada nenorim taip leisti į priekį. Visą laiką svareliai leidžiasi palei kūną. Mentis atgal, aktyvus korpusas ir lėtai įkvėpimo metu stumiam klubus ir iškvėpimo metu grįžtam. Smakras link krūtinkaulio, įkvėpiam pro nosį ir iškvėpiam, grįžtam. Įsitikinam, kad pėda stabiliai ir tvirtai stovi ant žemės. Nebūtina svarelius leisti iki pat apačios, užtenka šiek tiek žemiau kelių ir iškvepiam, grįžtam. Turit pajausti lengvą tempimą galiniai šlaunyje. Įkvepiam ir atsispiriam nuo kulnų, iškvepiam, grįžtam. Dar įkvepiam, ilgas kaklas, galvos atgal nelošiam ir paskutinis, iškvepiam, grįžtam. Gerai, bazinius judesius pramokom, važiuojam toliau, prijungiant kombinacijas. Prijungsim prie pritūpimo jau pečius. Vėl kojos į stovėseną plačią. Lengvai pradedam L formą, alkūnės prie šonų. Iškvepiam, atidarom ir įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam, atidarom ir įkvepiam, grįžtam. Iškvėpimo metu turit jausti, kaip sujungiat mentis. Iškvepiam ir jeigu galim, pamėginam prijungti ir pritūpimą. Iškvepiam, centre įkvepiam, atsispiriam nuo kulnų. Iškvepiam, atsispiriam nuo kulnų, grįžtam. Dar kelis ir grįžtam. Įkvepiam, kai tūpiam, atsispiriam, iškvepiam, grįžtam. Įkvepiam, suvedam mentis, atsimenam pėdą 45 laipsnių kampu ir paskutinis, iškvepiam, grįžtam. Antrajame judesy įtupste prijungsim tricepsą. Gerai? Galvį žastą. Kojos pečių plotyje. Pamėginam nuo paties bazinio judesio. Susilenkiam lengvai per klubus ir alkūnę suvedam atgal, iškvepiam, išstumiam. Lėtai įkvepiam, grįžtam ir iškvepiam, išstumiam su kontrolė. Grįžtam į centrą, neskubant, lėtai ir važiuojam dar kelis. Ir pamėginam, neskubant savo tempu, prijungti ir kojas. Iškvepiam, įtupstas atgal ir įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam, įtupstas atgal, įkvepiam, grįžtam. Jeigu jautrus keliai, po žingsniuką taip pat efektyvu. Jauskit, kas jūsų kūnai labiausiai tinka. Dar kelis ir paskutinė. Super. Ir ką? Tai liftas. Susilinkimo per klubus judesys. Lenkiamės per klubus. Suvedam alkūnės atgal, atleidžiam ir išsitiesiam į viršų. Taip, kojos pečių plotyje, lenkiamės, suvedam alkūnės palei klubus atgal, suvedam mentis ir iškvepiam, svareliai link krūtinės, alkūnės šiek tiek aukščiau. Ir iškvepiam, grįžtam
ir iškvepiam į viršų. Tokia kombinacija nugarai, pečiams, iškvepiam, grįžtam. Svarbiausia, susifokusuojam, stumiam klubus atgal ir iškvėpimo metu korpusas aktyvus, suvedam rankas. Iškvepiam, įkvepiam svarelis palei kojas ir paskutinis. Super. Neblogai. Jau dalį įveikiam. Liko paskutinis ratas su pilnomis kombinacijomis. Bet kombinacijos su šiek tiek iššūkiu. Kojos plačiai, 45 laipsnių kampas. Primenu L formą, judesys ir pečiams. Atsimenam bazę. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Dar 2 ir prijungsim iššūkį, jeigu galit. Jeigu negalit, galit pilna amplitude neatlikti judesio, tęsti viską tą patį. Jeigu norit, pamėginam iššūkį. Ir liekam pritupime, išstumiam vieną ranką, iškvepiam, įkvepiam, grįžtam, iškvepiam, įkvepiam, grįžtam. Ar gali dar biškutį palaikyti? Įkvepiam, iškvepiam ir paskutiniai įkvepiam ir dar vieną, grįžtam. Puikiai. Na ką, važiuojam su įtapstais. Taip pat turim staigmenėlę pačiam gale. Ir dėl kojos pečių plotyje. Kojos pečių plotyje pasiruošiam darbą tricepsui. Ir iškvepiam, į centrą grįžtam. Iškvepiam, į centrą grįžtam. Dar porą. Ir jeigu galim, prijungiam iššūkį, gerai. Ir žingsniukas atgal. Iššūkis stabilumui kelias į viršų, koją pristatom atgal. Keičiam pusę, išstumiam tricepsą ir iš karto kelias į viršų, spaudžiam. Žiūrėjom, iškvepiam. Kelias į viršų, neskubam, iškvepiam. Ir kelias į viršų. Ir paskutinis, iškvepiam, kelias į viršų. Super, liko, jau darosi karšta. Jau neblogai. Didžiąją dalį įveikėt. Liko paskutinis susilenkimo per klubus deadlifto pratimas. Kojas išlaikom pečių plotyje. Menkis atgal. Ir lenkiamės per klubus. Trauka. Ir viršutinė trauka. Važiuojam. Iškvepiam. Įkvepiam, atleidžiam. Atsispiriam nuo kulnų, grįžtam. Ir dar kelis. Čia iššūkis bus tas, kad mes šiek tiek papausuosim. Jungiam 1, 2, atleidžiam ir 1 mentis suvedam atgal 2. Dar kartą. 1, 2, atleidžiam ir 1, 2. Paskutinė kombinacija. 1, 2, grįžtam į centrą. 3, 4. Valio. Sveikinu, pagrindinė viso kūno dalis įveikta, bet dar turim nemažai darbo ant kilimėlio. Pasiliekam gumas, pasiruošiam svarelius ir važiuojam ant kilimėlio. Sekanti pratimų serija laukia su svareliais ant kilimėlio, fokusuota į korpuso stabilumą ir sėdmenų tvirtinimą. Vėl pradėsim nuo bazinio judesio ir po biškutį prijungsim kombinaciją ir viršutiniam kūnui. Na ką, pasiruošiam ant kilimėlio, pasiliekam gumą, svarelius ir pirmiausia pradėsim, galim gumą nusileisti ties viduriu šlaunies, šiek tiek žemiau, jeigu buvo pakilusi, ir svarelius pasidedam ties klubakauliais. Galvą pilnai atlošiam, kojos pečių plotiai, įkvepiam ir iškvepiam, atsispiriam nuo kulnų, keliam dubenį į viršų. Lėtai, slankstelis po slankstelio, kojos pečių plotyje, keliam gumą, plečiam gumą ir keliam dubenį. Iškvepiam, užfiksuojam, stengiamės nuo kulnų, išjaučiant kojas, pajaučiant, kaip įsidarbina ir aktyvuojasi sėdmenis. Iškvepiam, neleidžiam gumai suvesti kelių į vidų. Visą laiką priešinamės ir keliais plečiam gumą į šonus.
įkvepiam, atsispiriam nuo kulnų, užfiksuojam. Ir dar vienas paskutinis, iškvepiam, grįžtam. Važiuojam iš karto ant šono, vieną svarelį, padedam pailsėti, galim visai pradėti su baze, be svarelių, gumą išlaikom čia, kojos, klubai, pečiai vienoje linijoje, laikom šoninę lentą ir lėtai iškvepiant atidarom koją šonu. Įkvepiam ir iškvepiam lėtai, atidarom. Iškvepiam ir įkvepiam lėtai grįžtam. Stengiamės ne atidaryti klubų visiškai atgal, užtvirtinam korpusą, užtikrinam, kad korpusas aktyvus ir įdarbintas, neleidžiam klubui šokti ir kristi atgal. Viena stabili linija klubai, kulnai ir pečiai. Iškvepiam, dar porą, įkvepiam, paskutinis iškvepiam, grįžtam, įkvepiam. Guma lieka čia ir važiuojam su pratimu šuo paukštis. Bet jau mėginam prijungti ir nugarą kartu. Dirba priešinga ranka, priešinga koja. Ištiesiu vieną koją ir pasiimu svarelį į priešingą ranką. Pradžioj pradedam vien tik su koja. Įkvepiam, gražinam ir iškvepiam, keliam. Įkvepiam, gražinam. Stengiamės vėl išlaikyti kuo stabilesnį korpusą. Dar vienas paprastas pakelimas ir mėginam prijungti ir trauką kartu. Aha, čia jau iššūkis reikalauja stabilumo. Stengiamės susifokusuoti, koją nelaikyti vienoje linijoje, kojos pečių plotyje ir nekristi į vieną kurią nors pusę. Alkūnę palei šoną iškvėpimo metu ir įkvepiam pro nosį, atleidžiam. Dar vienas, iškvepiam ir įkvepiam, atleidžiam. Super, labai neblogai. Ir važiuojam viską tą patį su kita puse. Vėl šuo paukštis, vieną koją keliam ir trauka. Ir tada atidarimai šonu. Gerai, ištiesiam koją ir traukiam, įkvepiam, grįžtam. Iškvepiam, įkvepiam, grįžtam. Nekrentam į tą vieną klubą, stengiamės kuo stabiliau. Alkūnė aukštai, iki galo užbaigiam judesį ir lėtai grįžtam. Iškvepiam ir įkvepiam, lėtai grįžtam. Iškvepiam ir įkvepiam, lėtai grįžtam. Stengiamės nesukristi mentis, tęsiam aktyviai ir korpusą išlaikom stabilų, spaudžiam su delnu į kilimėlį, iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Paskutinis ir įkvepiam, atleidžiam. Viskas tas pats, kol kas dar lengvesnis variantas. Jeigu visiškai sunku, galite atsigulti šitaip ir atidarinėti šitaip. Bet mėginam nesukristi į petį, pilnai laikyti aktyvią lentą, bet dar ne visiškai pilną. Ir iškvepiam. Lėtai grįžtam, klubai atgal, klubai pečiai pilnai vienoje linijoje ir lėtai grįžtam. Įsitikinam, kad pilvas giliai aktyvuotas, nepaleidžia klubo sukristi taip atgal. Darom ne iš inercijos, svarbu lėtai, stabiliai, išjaučiant kvėpavimu savo raumenis. Jūs šaunuolės, ten, kur esat šiandien, tai geriausia vieta pradėti, nes sustojam iki galo. Jeigu turit gumas ir svarelius, yra reikalų. Iškvepiam ir įkvepiam, lėtai atleidžiam. Ir paskutinis iškvepiam, lėtai atleidžiam. Na ką, ratą ant kilimėlio pabaigiam. Pirmąjį ratą važiuojam dar su antruoju pakartojimu. Jau prijungsim šiek tiek kitaip ir dubens kėlimui. Gerai, prijungsim ir rankas. Platus krūtinės spaudimas, iškvepiam į viršų. Įkvepiam, atleidžiam ir iškvepiam į viršų. Spaudžiam svarelius iškvėpimo metu į viršų. Ir pamėginam prijungti dubenį. Atsispiriam nuo kulnų, užfiksuojam aktyvų korpusą, šonkaulių lanką stumiam žemyn, įkvepiam, atleidžiam slankstelius po slankstelio ir vėl iškvepiam, keliam, užfiksuojam, lėtai slankstelius po slankstelio atleidžiam. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Dar 2,
iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Paskutinis, iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Viskas nuo pradžių, tik jau viskas kaip ir pirmąjį ratą, bet jau prijungsim iššūkį. Ištiesim svarelį, dar pridėsim šiek tiek sunkumo prie gumos, gerai? Ir pasirašam ir atidarom, įkvepiam, lėtai uždarom. Iškvepiam, atidarom, įkvepiam, lėtai uždarom. Stengiamės nepamesti aktyvaus korpuso, tas ir yra mūsų prioritetas. Lėtai, jeigu galim, atsispiriam ir iškvepiam, užfiksuojam ir įkvepiam, grįžtam. Dar kelis. Iškvepiam. Žinau, kad jau sunku, stengiamės aktyvę lentą išlaikyti ir pilnai hop, atidarom klubą. Kiek galimybės leidžia, suvedam kelius, nuleidžiam dubenį, iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam, keliam. Dar paskutinį vieną ir grįžtam. Na, puikiai. Važiuojam jau su pilnu judesiu. Įtraukiam vieną ranką, kitą priešingą koją, keliam. Šiek tiek tokio saldainiuko pakartojimo gale, nesukrentam į mentis, aktyvuojam, spaudžiam delnų į kilimėlį ir lėtai. Iškvepiam, stabilumas korpuse ir niekur neskubant. Iškvepiam, kai traukiam svorį, įkvepiam, atleidžiam. Nepaleidžiam formos, fokusas į korpusą, fokusas į aktyvų sėdmenį. Ir iškvepiam, atleidžiam, grįžtam. Ilgas kaklas, nesukrentam į mentis, dar kelis ir grįžtam. Dar 2 ir paskutinis. Iškvepiam, įkvepiam, atleidžiam. Labai puikiai, dar pabaigiam ratą. Viską atliekam su kita puse ir atidarimą šonu ir pritraukimą. Ir pasirašėm. Vėl kita pusė, priešinga ranka, priešinga koja. Ištiesiam koją ir viską vienu metu. Lėtai su kontrolė atleidžiam. Svarelius renkatės palei savo galimybės, bet kuo labiau progresuojat, kuo geriau sekasi su technika, nejaučiat papildomų skausmų, tuo sunkesnius svarelius galit pasiimti. Neskubam ir lėtai, išlaikant fokusą, dėmesį sąmoningai, dirbant su savo kūnu, nekapojant judesių. Pamažu progresuojam ir jaučiam, kaip stiprėjam, kaip mūsų gera savijauta mums atsidėkoja. Na ką, paskutinis šio rato pratimas, jeigu norit lengviau, galite atsigulti ir viską tą patį, bet jeigu jau su ana pusė darėt sunkesnį variantą, mėginam tą patį ir su šia pusė. Pradžioje ištidam svarelį, lėtai atidarom, įkvepiam, grįžtam, primenu taip, nesukrentam. Gražiai įjungiam visą šoniuką, nesukrentam į vargšą petį. Ir dar porą ir prijungsim sunkesnių variacijų pilnoje lentoje. Jeigu turit ir sunkesnį svarelį, tai iš viso puikiai jaučiasi. Na ką, važiuojam. Iškvepiam ir įkvepiam, lėtai atleidžiam. Su kontrolė. Nenumetam taip savo kūną. Važiuojam lėtai, su kontrolė. Įkvepiam, grįžtam. O, jau karšta, dar vienas. Ir paskutinis. Hop. Man jau karšta, bet dar turim vieną ratą. Važiuojam į dubens kėlimą ir pasiliksim viršuje. Prijungsim šiek tiek papulsavimų, šiek tiek iššūkio paskutiniam ratui. Jūs jau gerai padirbėjote, jeigu reikia, likit ties lengvesnių variantų. Įkvepiam, atleidžiam ir pamėginam. Atsispiriam nuo kulnų, iškvepiam, keliam dubenį, lėtai atleidžiam. Primenu, kad galit pasisunkinti, jeigu norite, sunkesnius svarelius imti. Jeigu treniruotę atliekat jau ne pirmą kartą, tai įsitikinkit, kad kažkaip progresuojat ir prijungia daugiau pulsų ar sunkesnį svorį. Okay? Ir dėmesio.
Paskutinį pakartojimą pasiliekam viršuje ir atliekam 4 pulsus. 4, 3, 2, 1. Super. Važiuojam į šoninę lentą ir jau jokių palengvinimų, jeigu tu galimybės leidži. Taip, važiuojam, nesukrentam į petį, atliekam patį sunkiausią variantą. Ir atidarom klubą, lėtai su kontrolė grąžinam. Iškvepiam, kai atidarom ir įkvepiam, kai su kontrolė grąžinam. Dar kelis, iškvepiam ir įkvepiam su kontrolė grąžinam. Jau dega, ypač ta lenta, iššūkis, bet nepasiduodam iki galo. Dar kelis. Įkvepiam, visą laiką turit jausti aktyvų korpusą. Na ir paskutiniam pakartojame, pasiliekam viršuje, laikom 8, 7, 6, laikom, 3, 2, dega. Super. Važiuojam į šoniuką, keliam priešingą koją ir traukiam su priešinga ranka. Kojos pečių plotyje, nesukrentam į mentis, aktyvuojamės, spaudžiam su laisvoju delnu į kilimėlį ir lėtai atleidžiam. Iškvepiam, korpusas aktyvus, šonkaulių lankas žemyn, įkvepiam, grįžtam. Gerai, dar kelis ir prijungsim bonuso judesį, papulsavimą viršuje. Padeginsim dar 2, įkvepiam, dar 1 ir 1. Pasiliekam, pulsuojam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir užbaigiam, laikom. 4, 3, 2, 1. Oi, yra reikalų. Tęsiam viską tą patį su kita puse. Jeigu jau su viena puse atlikom sunkesnį variantą, tai čia nepasiduodam. Gerai, ištiesiam koją, pasiruošiam ranką. Kelis kartus atliekam pagrindinį judesį ir prijungiam bonuso pulsus. Žiūrėjom, iškepiam, įkvepiam. Kaklas, taisyklinga technika ir neskubam, dar porą, iškepiam. Įkvepiam, atleidžiam, nesukrypsta klubai, kiek įmanoma stabilus korpusas ir pulsuojam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, laikom, 3, 2, 1. Na ir visiškai paskutinis. Trečiojo rato ant kilimėlio judesys. Gerai, galim šitaip ilsėtis, kažkaip man norisi pailsėti, bet iš tikrųjų čia turime atlikti sunkiausią variantą. Važiuojam ir iškvepiam. Atsiminkim, ant galo 8 sekundės turėsim palaikyti. Jau kad ir kaip degina, užsibrėžiam iki galo. Bet jeigu nepavyksta, aš didžiuojuosi jumis ten, kur jūs esate šiandien. Didžiuojuosi, kad beveik visą treniruotę atbuvot su manimi. Tai jau paskutinis pratimas. Atlikit taip, kaip jums būtų iššūkis, bet nekeltų per didelio skausmo ar diskomforto. Na ir ką, paskutinis, liekam, laikom 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na ką, buvo reikalų rimto kilimėlio ir pagrindiniai daly. Tikiuosi jums patiko. O dabar nusipelnėm gurkšniuko vandens ir lengvo atsipalaidavimo. Kojos pečių plotyje. Rankas ištiesiam priešai save, stumiam klubus atgal. Iškvėpimo metu vis daugiau stumiam klubus, atpalaiduojam visą nugarą. Sulenkiam rankas per alkūnes. Alkūnėmis spaudžiam į kilimėlį ir kiekvieno iškvėpimo metu vis daugiau spaudžiam. Išilginam visą nugarą, atpalaiduojam kūną. Lėtai įkvepiam pro nosį
iškvepiam lėtai pro burną, atpalaiduojam visą kūną. Kvepiam, grįžtam į centrą, pasukam rankas į vieną pusę, jaučiam lengvą tempimą šone. Įkvepiam, grįžtam į centrą ir pasukam rankas į kitą pusę, jaučiam lengvą tempimą šone. Rankos priešai save, klubai atgal. Lengvai slankstelis po slankstelio parsiviniuojam į centrą ir dubuo neutralioj padėty, delnai su pečiais, klubai su keliais vienoj linijoj. Iškvepiam. Ir įkvepiam, kaklas, uodega į viršų ir iškvepiam, kaklas, uodega žemyn. Primenu, kad juda tik stuburas, šis pratimas katė skirtas stuburui, visas kūnas pirmyn atgal nelinguoja. Iškvepimas, kai apvalinam, įkvepimas, kai uodega kaulai ir kaklai. Viršų dar kartelį, dubuo grįžta neutralią padėtį ir prakišam ranką pro apačią, galvą, stumam klubus atgal, lėtai kelis įkvėpimus, iškvėpimus pabūnam ir grįžtam tą pačią centrinę poziciją. Padėt liekam su kita pusė, ilginam delnus į viršų, iškvepiam. Lėtas įkvėpimas pro nosį ir lėtas iškvėpimas pro burną. Grįžtam į centrą, į pradinę poziciją ant 4, jau padedam kojų pirštus, įkvepiam ir iškvėpimo metu stumiam klubus atgal. Jeigu nepavyksta, galite ant pirštų galų ir su lenktais keliais. Vėl grįžtam į centrą ant 4, dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Mėginam padėti kulnus, ištiesti kelius ir įkvepiam, grįžtam. Dar kartelį ir pasiliekam žemyn žiūrinčio šuns pozicijoje, papedaluojam. 4, 3, 2, 1, grįžtam jau į pilną lentą ir dedam kairę koją į priekį, galinę ištiesiam. Galim daugiau keliuką į priekį, pajaust tokį gilų tempimą, lengvesnis variantas, kai rankas padedam. Jeigu pavyksta, pamėginam padėti alkūnės. Pabūnam kelis įkvėpimus, iškvėpimus, pilnai paleidžiant klubą. Susifokusuojant, galim šiek tiek, man jaučiu, kad norisi tai pajudėti, daugiau atleisti įtampą. Ir lengvai grįžtam į centrinę padėtį, bet nieko per daug nekeičiam. Galinė koja išsitiesia, pirštai žiūri į viršų, priekinė grįžta šoniuku. Ir lengvai siekiam pirštų galų, lenkiam iš šono. Jeigu galim, prijungiam pilną lenkimąsi iš šono, kiek galimybės leidžia, ilginam pirštus, bet ne taip pro priekį, gerai? Lengvai iškvepiant šoniuku lenkiam. Kelis įkvėpimus, iškvėpimus pabūnam, būkit ten, kur esat šiandien, niekam nieko įrodyti nereikia. Lėtai grįžtam į centrą, įkvepiam, koją grąžinam atgal, pilnai į lentą ir viską tą patį pakartojam su kita pusė. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo, įkvepiam, grįžtam į centrą ir koją dedam į priekį. Galim šiek tiek čiurną daugiau priekį suvesti, norisi lengviau, liekam visiškai čia. Jeigu galimybės leidžia, tokį gilesnį tempimą pajaučiam, užgulam su alkūnėmis. Ir pabūnam kelis įkvėpimus, iškvėpimus, jaučiant gilų tempimą. Ir lėtai grįžtam į poziciją ant delnų. Viskas tas pats, kairė, ta pati koja lieka sulenkta, tik žiūri jau kelius į šoną, nebe į priekį. Lengvai siekiam pirštų galų, jeigu nepavyksta, galite likti čia. Ir lėtai lenkiam iš šonų.
Mėginam šitą klubą atidaryti. Ir jeigu galim, prijungiam ir rankos lenkimą šonu. Jaučiam gilų tempimą, pirštai link savęs. Būkite ten, kur esate šiandien. Galite ir čia, ir čia. Didelių taisyklių nėra, svarbu, kad judat. Didžiuokite savimi. Ir lėtai grįžtam į centrą, sukryžiuojam kojas, pratempiam petį, žvilgsnis į priešingą pusę, prasukam porą kartų riešą į vieną pusę, porą kartų į kitą, neužkeliam peties, spaudžiam per alkūnę vis arčiau, lengvas tempimas, ta pati ranka tricepsas, sužvejojam alkūnę ir lengvas lenkimas šoniuku, bet nebūtina, gali tiesiog spausti alkūnę atgal. Norisi man tokio lenkimo šonu. Super, pakeičiam viską, kitą pusę ir pakeičiam taip pat kojas, kuri priekyje. Žvilgsnis į priešingą pusę, 2 kartus. Prasukam riešą į vieną pusę, 2 kartus į kitą. Mėginam arčiau prie krūtinės prispaust ranką, neužkeliam peties. Ir schemam tricepsą. Jau kūnas laimingas, endorfinai užplūsta kūną. Nuotaika turėtų jaustis geresnė. Ir neskubant lėtai grįžtam į centrą, rankos priešais save ir iškvepiam, atidarom mentis, įkvepiam, grįžtam dar kartelį, iškvepiam, atsidaro tarpumentis, atsipalaiduoja nugara ir įkvepiam, grįžtam. Keliam rankas į viršų, iškvepiam, lenkiamės į vieną šoniuką, neskubam, į centrą grįžtam, įkvepiam, į kitą šoniuką, iškvepiam, grįžtam į centrą, rankos už nugaros, kojos plačiai ir mėginam atsispirti į pirmykščio žmogaus pritūpimą. Spaudžiam alkūnėmis kelius į šonus, pėda stabili, kūnas ilgas ir tiesus. Rankas padėti ant žemės. Lėtai, slankstelis po slankstelio kylam, išjaučiant savo stuburą, pasistebėm rankos į viršų ir atleidžiam, atpalaiduojam. Ir paskutinį kartą pasistebėm rankos į viršų, kylam slankstelis po slankstelio, visiškai atpalaiduojam, atleidžiam ir grįžtam su dėkingumu, neskubant spaudžiam kulnais į grindis, lėtai kylam ir pasiplojam. Sveikinu! Jeigu tau patiko kartu su manimi sportuoti, nepamiršk prenumeruoti Body Balance kanalą, kuriame greitų metu pamatysi daug naujų ir įdomių treniruočių, kurios padės tau tvirtėti kartu su manimi. Iki!